he start to speak. Son, Nobody. so Andreas, well, tell me again who. Now I'm getting a little bit, That dead body, that man come back again. that man Man who died, his soul he came. Okay. Tai tas velionis sūnus vėl atėjo į tam tikrą fizinę būtį ir ją suėmė stipriai And už he plaukų. said, please don't do So it was anything. his wife. Yeah, his Dead, wife. Dead Yeah, man's his wife. wife. Yeah. Tai vat būtent to numirusio to sūnaus žmona. Tada pradėjo tą turtą dalintis ir kvieštis, kas jai nepriklausė ir sūnus vat, tam tikrą fizinę formą vėl pasireiškė ir jį pajuto, kaip jis ją stipriai suėmė už plaukų. Even his smaller brother, he live in Chicago. Jaunesnis brolis jų gyveno He Čikagoje. also came and did all the ritual. He came back to Per tą Chicago. ritualą jis irgi buvo atvykęs į Indiją ir dalyvavo tose And then he pareigybėse said sielos. to his wife, don't do anything bad. I did bad. That's why it was the reason to get that. Ir tas iškeliavęs žmogus, iškeliavęs brolis to ritualo metu apsireiškė ir pasakė, kad nesielk netinkamai, nedaryk nieko blogo savo žmonai, dėl to, kad aš Everybody was very much netoks, koks scared. turėčiau būti, mane tiesiog privertė palikti fizinį kūną ir išeiti. That Visi wife, buvo mother, father, they persigandę became scared very much. Jie žmonės dalyvaujantis tame rituale persigando. They cannot sleep even at home. Jie negalėjo namie miegoti. They came, Guruji, what should we do? Because we cannot eat, we cannot sleep, Tada we jie are very much atėjo į worried. ašramą ir kreipėsi pagalbą, sako, ką mums daryti, mes negalim nei miegoti, nei valgyti tose namuose. My Guru, he said, you shouldn't be worried. He was your child, your son. Just try to communicate with him. Ir Sohano mokytojas tam ašrame pasakė tiem žmonėms, sako, nesirūpinkit, tai buvo jūsų sūnus, jūs tiesiog nieko neturite They start to communicate blogo with him. galvoti, jūs tiesiog bendraukite su juo, bendraukite, nes jis yra jūsų sūnus, jūsų vaikas. And one day he came again. And he Ir started tėvai to speak with his mother. toliau tęsė tą bendravimą su sūnum. Mother, I'm Sūnus vieną kartą so vėl much pasirodė. hungry. Please give me can you make my favorite food? Ir tas sūnus pasirodė motinos akivaizdoje vėl ir pasakė, mama, aš toks alkanas, gal galiu pagaminti man mano mėgstamo maisto. We were involved all these things. So she said, okay. But how you will eat? Jis sako, gerai pagaminsiu, bet kaip tu valgysi? He said, cook that food and give to in that temple, that priest will eat, it will come to me. Sako, pagamink mano mėgstamą patiekalą ir nunešk į šventyklą. Jeigu tą maistą dalinsis tenai ir vartos, sakė, aš jį valgysiu, darytum aš jį valgysiu, aš jį gausiu, aš jo And mėgausiu. even after that, he started to help them very much in a business. Very much. Ir tada tas išėjęs sūnus pradėjo teikti jiems pagalbą jų versle, jie pradėjo jausti jo pagalbą. One day his mother, she forgot to give food to that priest. Ir vieną kartą mama pamiršo nunešti maisto šventikui į šventyklą. He came, he said, mother, you didn't send me food, I'm sorry. Ir tada sūnus vėl pasirodė jos akivaizdoje ir sakė, mama, tu šiandien man neatnešei pavalgyti, aš toks alkanas. She said sorry from heart, but she cooked very fast and they said. Ji atsiprašė, to sūnaus greit pagamino maistą ir vėl nunešė. Even that priest, he don't know what is going on, who's eating that food. O tas šventikas netgi nežinojo, kas tą maistą iš tiesų valgo, bet tiesiog sūnus kaip gaudavo tą energiją. His smaller brother come back again after few months from Chicago. Tas jaunesnis brolis dar kartą iš Čikagos buvo sugrįžęs. And after 2-3 days he said, oh mother, I have to go because I have my job. Po 3 dienų jis turėjo vėl išvykti į darbą. He came for work. So mother, she said, oh, can you stay for 2-3 more Bet days mama because I prašė want labai, to kad be jisai spend time with you very much. pasiliktų ilgiau. No, I cannot because I have my job. Bet tas sūnus nesutiko pasilikti, nes norėjo grįžti į darbą. In a night he have his flight, he start to pack. Very fast. Naktį jis turėjo išskristi, todėl pradėjo pakuotis daiktus. That spirit came, that big Tada vėl to vyresnio brolio dvasia pasirodė. He said, mother, why you are so sad? Ir She said, paklausė, oh, mama, he's koks going tokia and I want to nusiminus. be spent with him 2-3 days more. Sako, mano sūnus išvažiuoja, aš taip norėjau su juo dar pabūti 3 dienų. He said, no problem, we will spend.
sakė, jokių problemų, galėsi praleisti. Just in a second, he started to vomit and lose motion very strongly. Ir vat, praktiškai tą akimirką tas brolis pradėjo vemti ir viduriuoti, kažkas nelabai atsitiko, praktiškai tą And they took him to doctor. Jie nuvežė tą sūnų pas gydytojus. When his flight is fly, Kai jo lėktuvas išskrido, he was absolutely okay. jis buvo visiškai sveikas. Doctor, they said, oh, you can take him back. He's Sako, okay. pasimkit gydytojai, pasimkit į namo, jam nieko nėra. But then he also understood. Bet tada jis ir pats suprato, But kas čia buvo. main thing is not that story. Pagrindinis dalykas, ką aš norėjau pasakyti, tai ne He šita said, istorija. Mother, father, after 3-4 days, I will not come back. Ir tas sūnus pasakė, po 3-4 dienų aš nebegrįšiu atgal. Because there is different situation and different level of for soul. Kad mano siela pasieks kitą lygmenį, aš tiesiog būsiu jau kitoje sferoje. And I am doing prayer and mantras to get good place. Ir aš meldžiuosi ir kalbu mantras tam, kad aš patekčiau į gerą vietą, kad mano siela patektų į gerą vietą. Even if in a Vedas, as you have multi-story flat, Vedose tai tarytum daugiaaukštis namas. even there is layer of energies. Tai taip pat yra tokios daugiasluoksnės energijų sferos. And really we are living in a very low floor. O mes gyvename viename iš žemutinių aukštų. Even that spirits also doing prayer who have not body to get a good place. Netgi tos sielos, kurios neturi fizinio kūno, jos taip pat meldžiasi, kad jų siela patektų, ta siela patektų į tinkamą vietą, į gerą vietą. And before he's going, he came back again and said to everybody, Visogyara. O And prieš after that, transformuodamasis, jisai dar kartą vis dėlto pasirodė, apsireiškė savo šeimai ir tada pranyko. it's still very big mystery. Daug įvairių mistinių dalykų aplinkui vyksta. Even you don't know who was owner of this place 100 years ago, 200 years ago, Jūs 50 netgi years ago. nežinote, kas prieš 100 metų, prieš 200 Now metų Rita buvo šių husband žemių- can say we are owner of žemių this place. savininkas. Dabar Rita But gali you are pasakyti now. su vyru, kad You taip, don't čia know mūsų žemė. 1000 years ago who was owner of this place, who Bet kas who buvo owned čia this prieš place. 1000 metų, kas čia vyko ir kas čia, kaip kas suvokė, mes nežinom. So be attentive. Todėl Even būkite we don't dėmesingi have Europos right, žemė. even we don't have right to kick somewhere like that. Mes neturime teisės paspirti kažką. Tai. You don't know who's living there, who's owner of that place. Mes nežinome, kam iš tiesų šita erdvė priklauso. And many strong incidents happen like that, who did something wrong and they get very much bad. So be careful. Tie, kurie elgėsi netinkamai elgėsi erdvės atžvilgiu, žaidžia erdvę, jie gauna iš tos erdvės atsaką ir kartais nesupranta net kodėl jie tai gavo, bet jie tiesiog gauna rezonansą už savo netinkamą elgesį. That's why we have some Vedic mantras for Shanti, for happiness, like for make agree to them. Vedų mantrų, kurios yra skirtos šanti ramybei ir vat būtent tos sferos tada yra pamaloninamos, transformuojamos. Prithvi Shanti. Pratvi šanti. I'm saying big labas, big namaste, big hello if who are owner of this place. Just accept this and bless me and forgive me for my mistake. Aš visada kreipiuosi į šitos erdvės valdytoją, į šitos erdvės savininką, kad mane palaimintų, kad atleistų visas mano klaidas, kad sutiktų su tuo, Is kad the mes čia esame ir kad mes čia aukojame. same Akashaya Shanti. Taip pat mes tą Antrikshaya pačią maldą Shanti. ir padėką sakome erdvei, kosmosui. We don't know who are living in next floor. Maybe Mes we will nežinome, disturb kas him with a gyvena fire, mums with a sound. virš galvų, kas gyvena kitam ardė virš mūsų galvos. Tai galbūt mes juos taip pat sutrukdysime ar sutrikdysime, kūrendami laužą, siūsdami dūmus į erdvę. Vanaspati Shanti. Vanaspati means all the grass, trees, Taip air. pat gyvybės, žalių lapų, augmenijos dvasia. Maybe some of soul they are staying here always in that tree. Galbūt kai kurios sielos, kai kurios būtybės visuomet tūno. Or maybe with the netoliese sound šiame maybe medyje. and with the fire, with the smoke we will disturb O them. gal mes jas
jų buvimą trukdysime ar kaip nors kitaip pažeisime savo mantromis, savo ugnimi, savo ritualais. We are human beings. Mes dabar esame žmogiškos We būtybės. are very special. Mes esame ypatingi. So please don't hurt to anything, anyone, Todėl anywhere. pasistengkite nesužeisti ir neįžeisti nieko ir niekur. And we are really so bad. Sometimes we hurt to even to people. O mes kartais esame tokie netikę, kad žaidžiame ne tik kad aplinką, bet ir kitus žmonės. According to Vedic system, everyone have very beautiful God inside. Pagal Vedų sistemą kiekvieno mūsų viduje gyvena nuostabus Dievas. So we are not hurting to human being. We are hurting to God. Please Ir don't. mes neįžeidžiame kažkokios tai žmogiškos būtybės netinkamai elgdamiesi. Mes įžeidžiame taip patį Dievą. So, what is time now? Kiek valandų? 3:30? 3:30.